2025 artėja, ne, dabar yra 29 diena, tai norėjau jūs informuoti ir tiesiog toj kaip motyvacinį ir tokį irgi archyvo video. Žodžiu, aš asmeniškai 2025 metus pagrindę paskirsiu sportu. Matau, kad iš tikrųjų galėčiau daug daugiau visais padaryti. Matau, kur galėčiau apimtis tikrą padidinti, ko nedarau, ko galėčiau daryti ir aplamai pabandysiu visais išspausti maksimum. Bus įdomi, nes, kaip jūs žinot, dirbu, ta prasme, daug valandų, pavargęs būnu po darbo, išeiginių labai nedaug, salės nežinau, ar bus ar nebus, girdėjau, kad ir netoliai salė, tai gal išės ją nueit, o gal ne. Jei ne, tada sugalvosiu būdų, kaip sportuoti kambarį. Tai mano irgi nora ir padidinti kaklą, apimtis, visur, žodžiu, ko tik galiu, kaip sakant, ištreniruoti. Tai 2025 man bus grina labiau taip akcentuos būtent sportą, bus visus požiūris į tų rimtesnis, tai irgi ne kad kvietų prisijungti, bet kvietų irgi užsibrėžti kažko ir stengtis įdėti darbą ir po metų pažiūrėti, kas iš to gausis. Tikaus, kai išės man įkelti video apie sportą, nes kaip jau pats matot kanalą, Anetas viršėlis ir knygas, sports, kelionės, sveikata, idėjas, tai aišku, visi tai dalykai bus, bet noriu ant sportą įdėti daugiau pastangų ir su jums pasidalinti, kuo daugiau išmoksiu, stengsiuos pasiskaityti ir literatūros daugiau apie sportą ir pats daugiau dalykų išbandyti, kad galėčiau jau ir kitam gal kažko patarti. Tai man toks tikslas, toks jau, kaip sakant, tiems metams jau užbrėžts, kad sporto skirk daugiau laiko. Nežinau, kokį jūs tikslą, gal kas nors galit pasidalinti, ar parašyti, ar pakomentuoti. Tai iki ir laikykitės. Užsibrėžkit tikslų, siekit ir pasiekit. Ir tada užsibrėžkit dar tikslų. Jo.